Sveiki, šiandien sveikinuosi iš Saulėtojo Kipro, esame čia su komanda ir pasidarysiu backtestinimą mūsų mėgstamų strategijų, kaip jau visi žinote, iš užpraeitos savaitės. Tai yra pabaiga, paskutinė gegužės savaitė. Tai iš karto noriu pabrėžti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir prieš darydami bet kokius sprendimus turite įsivertinti savo rizikos toleranciją ir taip toliau. Čia nėra finansinis patarimas, aš dalinuosi būtent strategijų statistiką, kurią pati ir komanda naudoja. Tai nieko ilgai nelauksiu, pasidalinsiu savo ekranu, share. Ir parodysiu būtent tą statistiką. Aš nesidalinsiu labai daug pačiais treidais, tik noriu perspektyvą šiandien pakalbėti labiau apie perspektyvą. Tai matome, kad savaitės bendras win rate nebuvo itin aukštas, 54%, bet kokiu atveju jūs esate pliuse. Ir aš iš tikrųjų nepadariau bendrai sumos, kiek yra bendrai sumos. Jeigu būtumėte ėmę visus šiuos treidus su auksu ir su Dow Jones indeksu per abi dvi sesijas ir per abiejas laiko zonas, tai tiek Londono atsidarimo rinkos, tiek New Yorko. Tai galime matyti, kad bendrai vis tiek esame 429 pipsai pliuse. Ką čia dabar reiškia tie pipsai? Jeigu tavo sąskaitoje yra $1000, vadinasi, tu gali naudoti lot size 0,1, vadinasi, kiekvienas pipsas yra lygus $1. $1 ir galite pasiskaičiuoti nuo 1000 yra $400, čia yra fantastiški rezultatai. Jeigu norite sumažinti savo riziką, galite naudoti mažesnį lotą, 0,05, vadinasi, nuo $1000 per savaitę galima uždirbti, imant visus treidus, $215 minimum. Ir kodėl sakau minimum? Nes tai yra tiesiog 1:1 rizika. Vadinasi, jeigu tu rizikuoji $50, tu gali ir gauti pelną $50. Bet kiekvienas iš šių treidų tikrai ėjo daugiau negu tik tais TP1. Ir man atrodo, čia yra pavyzdys iš šios savaitės. Tai parodysiu. Kaip matote, būtent čia buvo antradienis, auksas ėjo kur kas aukščiau. Ir TP2, ir TP3. Rizika yra 3/3. Tai kas kaip nori, tas taip renkasi. Biškis stringa. Kas kaip nori, tas taip renkasi. Ties šita vieta mes matome, mes galėjome uždaryti su break even, perkelti savo stop loss į break even, vadinasi, mes nieko neberizikuojame ir toliau eina viskas tik tais į pelną. Toliau tik tais eina į pelną ir galime eiti kiek tik tais treidas eina. Aš kitą savaitę pasidalinsiu ką tik buvusios savaitės rezultatais ir buvo tiesiog fantastiška, kas treidinote aukso, kas pagavote kritimą aukso. Bet dabar einam prie svarbiausio, ką norėjau parodyti. Ir tai yra būtent kalkuliatorius. Ir aš noriu duoti tokį pavyzdį, ką mes čia turime su komanda, tai būtent yra, kiek tu gali savaičių komitinti. Tai tarkim, nori skirti 20 savaičių, 52 savaitės ir taip toliau. Pasirenki būtent kiek savaičių nori tam skirti ir čia tau parašo, kiek bus treidinimo dienų, vadinasi, nuo pirmadienio iki penktadienio mes galim dalyvauti Forexe ir koks mūsų tikslas, sakykime, pradedam su $500 ir mūsų tikslas yra 20 000. Ir ką mums reikia tuo atveju daryti? Mums kiekvieną dieną reikia pakelti 1,4% savo sąskaitą. Ar yra daug 1,4%? Jūs man pasakykit, yra komandoje galima ir su 1,5%, ir su 2%, ir su 3%. Labai svarbu pabrėžti, kad nebus kiekvieną dieną lygiai tas procentas. Gali vieną dieną būti mažiau, kitą dieną daugiau. Bet kodėl, jeigu galvojat, čia būtų taip lengva visi daryti, kur yra kabliukas? Kabliukas yra tame, kad tu pradėjęs būtent taip daryti, sakykime, 1,5% pradėti su keliais šimtais, tavo tas augimas bus labai mažas pirmą savaitę.
Antrą savaitę 17 eurų per savaitę yra ganėtinai mažai. Po 12 savaičių tu vis dar matai augimą tik tais 35 eurus. Ir jau daug žmonių tiesiog nuleidžia rankas, nemato prasmės tuo užsimti. Ir čia yra didžiausias minusas. Tad noriu palinkėti, kad gebėtumėt išlaikyti tą ilgalaikę viziją, kad matytumėt, kad treidinimas nėra toks dalykas, kad get rich quick ar kažkas tokio panašaus. Tai taip pat nėra investavimas, kur investuoji kažkokį fondą ir tiesiog lauki. Tai yra aktyvus dalykas, kuriuo gali užsimti priklausomai, kiek turi laiko, ar kas dieną, ar kas antrą dieną, ar kas tik tais kartą į savaitę. Ne? Ir dar tokia perspektyva, kad kai žmonės baigia mokyklą, eina į universitetą, dažnai moka po 10 000 per metus už tas studijas ir žino, kad skirs 2 metus, 3, 4, 5, 6 metus tom studijom ir po to pradėjus jau dirbti, negaus tos pozicijos jau aukščios pozicijos, kur galbūt daug moka. Dėl žmonės ateina su tuo supratimu, kad dabar pasimokinsiu, tada biškai padirbsiu to entry level pozicijai ir tada galėsiu daugiau uždirbti. Bet kaip kalba eina apie Forexą, tai iš karto visi nori per savaitę 1000 daryti, po metų jau būti milijonieriais ir taip toliau. Nieko panašaus. Tu irgi turi suprasti ir tai žiūrėti į ilgalaikį kažkokį papildomą dalyką. Ir pats toks desertas ant galo, galiu pasakyti, kad realiai kiekvienas galite to išmokti, svarbu nepasiduoti. Ir čia yra pavyzdys mūsų sesė mamos, kur būtent pasidalino, tuoj aš atsiųsiu, pasidalinsiu. Čia būtent yra mama atsiuntė savo rezultatus, $24 vien tik tais penktadienį, kaip matote, čia yra diena. Ir mes su jie tikrai nebendravome, nes jinai, aš pasidalinsiu, nes aš žiūriu, kad aš nesidalinau savo telegramą. Tuoj aš įsijungsiu. Grįžtame į telegramą. Čia va būtent yra mūsų lietuvių bendruomenės grupė, kaip matote, skirtinga informacija, kur tikrai gausite visą pagalbą, bet čia yra mamos rezultatai ir čia data iš penktadienio. Jinai pati savarankiškai padarė visus šitus skaidrus ir be galo džiaugiuosi ir didžiuojuosi ir žinau, kad tikrai gali bet kas to išmokti. Ir dar noriu ką pasidalinti, man labai buvo fainai perskaityti šią žinutę, kur būtent pasidalino Indrė, kad prieš tai galvojo, kad treidinimas yra tik tais vyrai ir moksliukai. Tai mes norime sugriauti visus šios mitus ir skleisti tą žinią, kad visi gali užsimti ir nesvarbu, kas tu esi, nesvarbu, koks tau backgroundas, kiek tau metų, ką tu prieš tai darai gyvenime ir panašiai. Ir šiandien užbaigsiu su ta žinutė, kad visi mes lietuviai, būtent kas nori daryti Forexą, kas nori mokintis, nereikia mums pyktis, nereikia purvo vienas ant kito pilti, nes mes visi galime tiesiog susikurti savo geresnį ateitį, nes visi galime to išmokti. Mūsų yra labai nedaug tam, kad reikėtų kažkaip, jeigu aš gerai treidinsiu, vadinasi, iš tavęs kažką atimti. Ne, mes visi galime pasimti, juk Forexą vaikšto trilijonai apyvartą kiekvieną dieną. Kiek tau reikės per dieną? $100, $200, $1000 galų gale pasieksi savo tikslą. Tai palinkėsiu nepasiduoti ir pirmyn.